Sveiki žiūrovai, išaušo gražus rytas, 6:30, aš jau turguje, truputėlį nustebau, nes pilnas laukas jau pardavėjų, reikėjo atvažiuoti anksčiau, 5, bet sunku, sekmadienį keltis po 4, sunku, tai atvažiavau po 6. Čia pilna batų, retai tai būna, pilna dėžučių, išskleista po 25, kažkas 20 buvo. Aišku, ne originalai. Čia ant stalo daug visokių gėrybių, raktų pakabukai, žaislai, drabužiai. Čia staliukas įdomesnis, pamačiau ryte, bet apčiupinėjau. Tiesiog truputėlį iš arčiau nufilmavau, kad po to pasitikrinti, pasižiūrėti. Ir kaip nuojauta kuždėjo, nėra jin tokia brangi. Daugiau nieko čia ypatingo, skalbimo mašina buvo parduota, 60 svarų kaina užklijuota. Vienose linijose daugiau žmonių, kitur mažiau. Būtų malonu, jeigu paspaustumėte like ir būtinai sekite kanalą. Planuoju lėkti į miestą, užmačiau tokį sandėliuką, dar jame nesu buvęs, tai vis planuoju. Ten bus susijęs su žaidimų tematika, konsolės. Čia staliukas irgi nukrautas daug įvairių daiktų. DVD mačiau, bet buvo SCART laidas, tai senesnio tipo. Net nečiupinėjau. Čia filmų, kaip visuomet. Kompaktai mėtosi ant žemės. Papuošalų. Soniko laikroduką pamačiau, svaras 50, bet gaila buvo jau pabraižytas. Subraižytas ekranas, tai negalėjau tokio pirkti. Toliau stalo žaidimai. Kaip visuomet Nerf ginklai. Labai daug daiktų nesumedžiojau, nes žmonių buvo net anksti rytą jau pilna, bet kelis daiktus, čia vat buvo pardavėjas įdomesnis, gitara, kolonėlės, kainos surašytos, labai gerai, aišku, kainos truputėlį pigiau negu eBay. Iš jo liktais nieko nepirkau. Čia batai, avalinė, bet jau gerokai panešiota. Ir vėl žaislai, pliušiniai. Čia pastebėjau DVD grotuvą. Raketė dar, gaila, kad nepirkau, tik dabar sužinojau, kad verta pinigų. Čia dar pastebėjau DVD, apčiupinėjau. Pavadinimas neaiškus. Tai padėjau atgal, nerizikavau. Keletą tokių stalų įdomesnių radau. Ką apčiupinėti, pažiūrėti, o daugiau tai čia žaislai, namų apyvokos daiktai, batai, drabužiai. Labai mažai kas kryto į akį, bet vis tiek reikia apeiti, būna, pasitaiko. Kažką įdomesnio. Aptinku ant stalo, užkišta, padėta šone. Kažkas nepastebė, aišku, reikia atidžiai žiūrėti. Čia ir vėl pilna žaislų. Stalas nukrautas, stalo žaidimai.
pas kitą pardavėją vėl Monopoly Simpsonų, 15, 20 gal. Dažniausiai būna jie po porą svarų, kiti 5 prašo, jeigu gražesnis. Taigi šitas turgus apeitas, patikrintas, visą apėjau ir keliauju namo, parodysiu, ką pavyko sumedžioti. Va, ką pavyko rasti. Keletas radinių. Aišku, vaikams reikia paimti. Keletas žmogeliukų. Mašinytė. Keturatis. Truputėlį pasišaudys. Patriukšmaus namie. Porą svarų mokėjau. Šitas motociklas keliaus į pardavimus, kadangi geros firmos, maisto. Atrodo viskas savo vietoj. Aprilia. O gal ne savo vietoj, kažko čia trūksta. Turbūt veidrodėlį. Jo. Gal 8, gal 10 svariukų. Toliau vienas iš geresnių radinių Sharp. VHS grotuvas, kasečių. Reiks aišku tikrinti. Svarbiausia pultelis yra. Gan įdomios spalvos. Didelis. Apie 40-50 eBay. Taip pat ir šitas televizorius. Gaila nėra pultelio. Sakė veikia, tikrai. Reiks patikrinti. Mokėjau 2 svarus. Čia modelis. Toliau. Ir vėl lagaminas. Samsonytė. Truputėlį su randais. Yra įbrėžimų keletą. Šitas mažesnis negu praeitą savaitę. Vidus atrodo tvarkingas, aišku, šiukšlių yra. Reikia įsidėti už 20. Keletą plokštelių dar pagrebiau. Tokios gražios, tvarkingos. Nieko labai ypatingo. Mokėjau po 50 centų. Čia Madonna. Šiaip maždaug plokštelės panašios kainos. Nuo 5 iki 15, taip. Sviruoja. Yra čia kažkuri pigesnė. Atrodo šitą, gal 7 tiktais. Ir grąžtukas. Bosch. Dabar kaip tik kraunu bateriją. Sakė veikia. Toks įdomus. Patogus. Tai va. Kažkas apie 25 aplinkui. Va, kiek pavyko, nedaug, bet
porą brangesnių, tai reikia džiaugtis. Šiandien dar nulėksiu ir į antrą turgų, bet prieš tai pakeliui užsuksiu čia pasižiūrėti, kas yra. Milk Shed. Tai būtų pieno pašiūrė. Dažnai pro čia pravažiuoju, darbo reikalais. Su fūra pralėkiu, bet nėra čia vietos sustoti. Tai dabar su lengvykė sustojau ir einu į vidų, pažiūrėti, kas čia. Aišku, kažkas bus susijęs su pienu. Kaip matom, pirmas aparatas. Buteliai. Ir čia milkshakes, kava. Reiks nusipirkti pieno. Čia moteris tvarko aparatą, virtuvėlę. Čia į kiemą išėjimas. Taip kad įdomu. Pirmą kartą esu. Instrukcija parašyta, kaip nusipirkti. Per 4 dienas suvartot, sunaudot. Spaudžiu pirkti ir pasirinkimas 2 litrai arba litras. Reikia įstatyti buteliuką. Kaip suprantu, čia pasirinkti. Raw milk. Jeigu jau 4 dienas galiojimas, tai turėtų būti šviežias. Viską darau su viena ranka, prašom nesijuokti. Viskas sudėtinga. Čia reikia įstatyti tiesiai gražiai. Ir spaudžiam pienas. 2 litrai. Kaina 2,80. Parduotuvėje maždaug pigesnis gal svaras PM. Brangesnis iki 2, bet didesnis butelis. Taigi mokėjimas atliktas. Kas toliau, kas toliau. Press here to fit. Join 3 days. Štai bėga pienas. Reiks paragauti. Nuojauta kužda, kad bus geras. Čia lentyna pilna butelių. Šiaip pravažiuodamas pamatau, stovi vieną kitą mašiną. Žmonės perka. Prieš tai buvo mažesnis pastatytas. Ai, čia dar sūriai, kažkokie sūriai. 4,20, 6 svariukai, 4 kainos. Gal didokos, bet čia aišku gal organik ir taip toliau. Viskas kokybiška turėtų būti. Ir ką, pilnas butelis pieno, užsisukti. Čia ir kavos yra, šiaip nežiūrėjau, netikrinau kainų. Kitą kartą reikės pravažiuojant ir kavos nusipirkti. Šiaip viskas švaru, tvarkinga. Aišku, ir po savęs reikės palikti. Viskas čia po ranka, kaip namuose. Gražu blizga. Čia aplinkui gyvena ūkininkas, aišku, jis augina karvutės, jos ten toliau matosi. Čia kaip ir viskas sutvarkyta, paruošta, prisėst, kavos atsigert. Taip reiks ir padaryti kitą kartą, o dabar lėkiu į sekantį turgų. Ir štai aš jau prie stalų randu laikroduką. Pasirodė kokybiškas, bet apžiūrėjus nerasta firmos.
trečios partijos kažkoks, tai padedu atgal. Padedu atgal ir keliauju ieškot kažko pigaus, ką galėčiau parduoti, užsidirbti, truputėlį pliusiuką. Turgus ir vėl didelis, nes geras oras. Žmonės atsivežė viską iš namų, ką nori parduoti, ko atsikratyti. Gaila, čia daug visko, bet nieko nematau, ką galėčiau perparduoti. Čia taip pat kainos surašytos kai kur. Čia dar matosi, keli daiktai mėtosi, bet jau turbūt neišpirkta daug tuščios vietos. Čia daug tokių pigių daiktų, namų apyvokos. Čia ir vėl pliušiniai žaisliukai, lėlytės, knygutės, batai pigūs, žaidimai. Futboliukas su mašinom, lenktynės, knygos vaikams. Nieko kol kas nerandu. Visko pilna atrodo, stalai nukrauti, bet labai jau pigių daiktų daug. Reikia ieškoti, žiūrėti. Čia pastebėjau meno kūrinį. Prediator gal, jeigu neklystu. Bent jau labai panašus. Iš visokių detalių suvirintas. Taip pat krokodilo galvytė. Gražus daiktelis pasipuošti kambariai. Čia daug visokių tokių retų, sakyčiau, dalykų. Pardavėjas aiškus, dažnai būna. Net neklausinėju kainų, nes esu anksčiau pirkęs iš jo. Tai. Kainos aukštos, aišku, įmanoma užsidirbti, bet ten iš 10 į 15 ar 20 svariukų nelabai manęs tenkina. Noris bent 3 kartus, kad išeitų brangiau parduoti. Čia daug naujų daiktų. Čia pamačiau radiją, bet už ją norėjo 10. Sakyčiau, brangoka, jos apie 25 eina. Ai, čia pamačiau dar kamerytę, fotoaparatą. Gaila, nepirkau, galvojau, kad jinai pigesnė. Šiaip tokia lengva pasirodė. Čia dar pamačiau Atari, apžiūrėjau truputį. Kainos neklausiau, nes kažkaip pasirodė man čia toks kaip ir trečios partijos. Atrodė toks labai jau copy-paste, bet vertingas jisai, 40, 20. Kitą kartą žinosiu. Aišku, jeigu gerą kainą nusipirksiu, už 10, manau, būtų verta jau pirkti. Čia dar pastebėjau typewriter, rašymo mašinėlę. Už ją norėjo 15. Maždaug žinojau, kad 30-35. Galėjau bandyti dėrėtis, bet tiek to. Kažkodėl nepirkau. Čia gražus šuniukas. Stebėjo mane.
Aptikau daug niekučių, daug retro tematika visokių smulkmenų, bet nieko nežinau, nieko net pažįstu brangaus. Čia bliktais Van Gogo paveiksliukas, aišku, ne originalas. Čia viskas po svarą, po 50 centų kažkas. Čia aptikau brangių daiktų, 85, 75, 1200. Kainos didelės, sakau, pafilmuosiu. Retai būna tokių. Tai vat. Čia kažkokios senienos, vos ne iš daržinės atvežta, išpilta. Prašom žiūrėti, prašom pirkti. Bet jau labai jau viskas griozdiška, sena. Tiek jau to. Ir dar paskutinį staliuką noriu parodyti. Žaidimų tematika, PlayStation 2, Xbox, PlayStation 1 žaidimai, bet brangoki. Nintendo. Čia buvo keletą konsolių. Switch 15, PlayStation 2 su žaidimais 50. Lego buvo porą setų. Gan brangus. Gaila. Nieko nepirkau iš čia. Nieko neradau. Keletą kompaktėlių pakilnojau, bet nieko įdomaus nepastebėjau. Ir keliauju link mašinos, lėksiu namo. Ir vėl keletą daiktų pavyko rasti. Daugiau viskas buvo brango, arba nieko tokio vertingo. Taigi, pirmas pirkinys buvo antrame turguje šitos kasetės. Arba ne. Pradėkim gal nuo batų. Batukai 2 svariukai. Nike. Mažai dėvėti. Aišku, reikia valyti, šveist. Futbolo batukai. Dydis 43. Per viduriuką. 15, gal 18 svarų reikės dėti. Ir toliau, čia truputėlį atsilaisvins vietos. Siūlė 15, po to 12, bet sutikau už 10. Kasečių pilna. Aišku, nieko čia labai ypatingo. Tik sudomina mane labiau gal pačios kasečių laikmenos, tos dėžutės 4. Esu gal 2 pardavęs. Esu kelias ir CD ten pardavęs. Panašaus tipo irgi laikyti kompaktams. Tai žodžiu, prikalbino už 10. Sakau, surizikuosiu. Nes maždaug vieną tą laikmeną apie 10. Gal 15. Tai čia vien iš tų dėžučių 40 tikrai gausiu. Ir plus kasetės. Kasečių čia aišku visokiausių yra. Eltono Džono mačiau jau. Po to visų tikrai aš šiandien netikrinau, bet keletą patikrinau. Radau aš ten
Šitas brangesnis. Čia rašo net universalą. Gal 8 svarai. 6-8, dauguma tai čia aišku piguva. Čia įdomi radau. Top Gear. Būtų įdomu. Ką čia šneka, kokie čia garsai. Clarksono. Žodžiu. Yra čia tokių atlikėjų žinomesnių. Po 5. Kelias kasetės radau po 5, dauguma po 2, po 3. Čia net Sealed yra. 2 Mozartas. Tai jau. 1, 2, 3. Aišku, visokie čia kalėdiniai. Kas čia buvo dar? Tas Bing Crosby. Tai čia irgi po 2, po 3 svaras, bet čia yra keletą, tai darysim bundle. Aišku, reiks kuo greičiau. O, dar čia Elvis. O, Elvis supakuotas. Gal visai ir nieko, 96 metų. Kas čia dar gero? Nieko nematau. Nu, žodžiu, reiks pasižaist, paieškot. Bet manau, pinigai saugus. Toliau laikrodukas, radijas, svariukas kainavo. Reiks tikrint, žiūrėt. Čia dėžutę dar gražią radau, metalinę. Už svariuką. Susidėt kažkam. Gal laikrodžiams, gal papuošalams, gal žaidimams kokiam. Toliau kelnes motociklininko, moters dydis, 14. Odinės. Mokėjau 5. Retai, kada aš jas dabar čia randu, šiaip anksčiau pirkdavau, parduodavau. Čia yra kietas keliams apsauga. Toliau televizorius technik. Turiu kažkokį panašų labai. Mokėjau 8. Pasiūliau 8. Kažkur 35 maždaug aplinkui kaina. Ir kompiuteris, laptopas. Mokėjau 2 svarus. Apie 25 eBay'ui. Nėra jų. 1 gal ar 2. 2 gal buvo. Sunkus. Aišku, kažin ar čia jis veikia. Dėsiu dalims. Nors mačiau pakrovėjas maitinimo blokelis 10 svarų kainuoja. Bet bus gerai ir 25 gaut. Reikės bandyti laimę. Tai va, tokie pirkinukai, radinukai. Ir vėl mažai. Bet yra kaip yra. Vėl nuvažiavau turgų, tai vat daug vaikščiojau. Tiek radau. Dar greitai parodysiu, ką pavyko parduoti. Šią savaitę keletą daiktų supakavau. Tai būtų maitinimo blokelis 39 voltų.
parduotas už 15. Laikrodukas Ted Baker iškeliavo į Ameriką 35 svarai. Toliau 8 mm audio kasetė retro parduota už 6. Lego žmogeliukas. Nedaug jų turiu, bet retkarčiais išeina parduoti. Šitas vienas iš brangesnių, 12,50. Toliau akinių dėtuvė Ralph Lauren. Pasiūlė 8 svarus, buvo liktais 12 svarų dėta, bet po kelių dienų atėjo žinutė, kad nori atiduoti, nes yra įbrėžimų. Gaila, bet nuotraukai nepavyko užfiksuoti. Čia truputį matosi. Nu, žodžiu. Grąžins prekė. Toliau parduotas vairo užrakinimo mechanizmas. Nesenai tokį nusipirkau ir dabar parduota už 20. Toliau keptuvė. Špižinė tokia, sunkia. Pasiūlė 15, tai sutikom. Nešiojamas kompiuteris. Įdėtas nepatikrintas dalims, kadangi pakrovėjo neturiu, tai nepavyko patikrinti. 17 svarų. Pirštinaitės 7,50 motociklininko. Laikrodukas retro parduotas už 30. Čia ne laikrodukas, o datą rodo. Mėnesį, dieną. Ir dar čia parduotas projektorius. Pasiūlė 25. Tai sutikau. Šiaip jo kaina įdėta 70, bet ilgai jau stovi. Šiaip jie brangus, reti. Nu, faktas, kad reti, bet dar nesumokėjo. Pasižiūrėjau, kad pirkėjas gyvena Graikijoje. Turbūt dėl to, nes jis labai šiaip projektorius sunkus. Žiūrėsim, sumokės ar ne. Taigi, šią savaitę tokia. Ačiū brangieji, kad žiūrėjote ir susigirdėsim.